Sveiki, šiandien mes svečiuose Pelaniškių žemės ūkio bendrovėje Pakruojo rajone ir šalia manęs fermos vadovas Marius. Papasakok truputį, Mariau, apie fermas, apie jūsų pasiekimus, gyvulių skaičių, pieno parduodamų kiekį. Na, mes čia melžiam 380 melžamų karvių, su užtrukusiom turim apie 430. Kiekvieną dieną išvežiam pieno apie 8 tonas 300. Kiek aš žinau, jūsų labai nemažas yra riebumas ir baltymingumas pieno. Koks koeficientas šiai dienai? Šiandien dienai koeficientas yra 1,33. Riebalai apie 4,3, o baltymai 3,6. Bet šiandien mūsų tema yra ne karvės ir ne pienas. Šiandien yra vasario 21 diena, labai šalta, -13. Ir mes dabar eisim prie veršelių ir savo reportažą pratęsime ten. Idealesnių sąlygų nerasi. Nerasti, ne? O kada prasideda bėdos? Turit kokią nors temperatūrą, kad veršelį paliktumėt patalpoj? Dieną, 2 savaitę, ar visą Minus laiką? 30. Minus 30? Tai buvo praeitais metais, tai veršelius laikiau, apie taip, sakykime, mažiausiai 12 valandų laikiau patalpoj, veršiavimas patalpoj. Minus 30, Jo. iki 12 valandų ir po to sekančią Į lauką. į lauką. Vis tiek jau kepurė ir į lauką. Taip. Nu, mums čia stovėti, žinokit, tikrai šaltoka, o jiem kaip matot. Kokius norėtum paryškinti pagrindinius momentus veršelių laikymo lauke? Kelinti metai jau tu laikai? Trečia žiema šiais metais yra lauke. Be stogo? Be stogo. Be stogo, tik tai nameliai. Tik tai namelė. Svarbiausia būtų nuolydžiai, kad pavasarį ir rudenį per lietingųjų sezonų nebūtų taip šlapia. Nes realiai prikratyti yra labai sudėtinga, nes pastovi drėgmė iš apačios. Ir daugiau kaip ir nieko. Stogo dėl žmogaus, ne dėl veršelių. Ką žmonės sako, kaip veršininkai reaguoja? Ne Nieko. per sunku jiem? Ne. Ne per šalta? Žmogui, sakykime, jau minus 20 jau yra baisiau. Nes jau rankos pradeda šalti, jau, sakykime, kada naujagimis dar nemok gerti, reikia su jom pažaisti, rankos šal. Ir pačiam žmogui jau šalti, jau apsirengis toliau, sunku judėti, sakykime. O šiaip gyvuliam tai didesnės tokios problemos nėra tokioje temperatūroje. Kaip matom, visi viršeliai praktiškai lauke. Minus 13 viršeliai yra lauke. Net į namelį nelenda. Jo, yra naujagimiai, kur, sakykime, irgi stovi, atsistojęs, jis laukia dreba, bet jis neina vidų. Jam green source, saulė. Jie dabar visi po pietų yra, jau lauk vakarienės laižos. Julė, žinau, kad prieš 3 mėnesius svėrėt veršelius, ar ne? Darėt svėrimą. Koksai maždaug priesvoris šitam ūkyje? 840-60 gramų vidutinis priesvoris. Per parą. Per parą, taip. Visi iki atjunkimo veršelis. Kokiam laikotarpiu atjunkat? Kiek dienų? Mes rekomenduojam po 3 mėnesių. Jie taip ir daro. Maždaug 100 dienų, ne? Dabar žiemą, kada mes svėrim, tai buvo po 100 dienų. Ir koksai veršelio svoris būna atjunkimo laikotarpyje? Oi, buvo po 140 kilogramų buvo. Tai čia didžiausia, ar ne? Čia didžiausia tokia. O vidutiniškai po 120-115 tokia. Aišku. Iš vienučių veršelius 3 savaičių mėnesio amžiaus. Čia jau sukeliam po 14 vienų tokį iglų. Jiem iš pieninio laikotarpio pereina į pieno miltelius. Padarom perėjimą. Ir jie gyvena iki 3 mėnesių. Jie čia gauna melžamų karvių, stambaus pašaro, į lovius pilam.
gauna kombikormos veršeliam. Stengiamės, kad kiekvienas veršelis gautų po 2 kg per parą kombinuoto pašaro. Ir jie čia laikomi iki 3 mėnesių amžiaus. Jeigu turim vietos, galimybę, čia jos laikomi ir ilgiau. Grynas oras, saulė, mocionas. Jie čia laikomi ištisus metus, žiemą vasarą jos. Kaip pusto sninga, jie visi name, jų namus nepripusto. Yra tos žaliuzės šonuose. Sulaiko vėjo, skersvėjo nebūna namuose jų. ir jie visai patenkinti iš tikrųjų. Tai kaip Mariau, patenkintas esi laikymų lauke? Jo? Nebeisi į tvartą? Ne. Nebeisi į tvartą, ar ne? Brangiai kainuoja tvarte. O kas tvarte kainuoja brangiai? Kas? Viršelį išsaugojams. Nes tvarte, ne green source, tvartinė infekcija, papildomos dezinfekcinės medžiagos, papildomos išlaidos, papildomi žmogų šerikiai darbai, priežiūra, valymas, visą tai susideda į krūvą ir duoda rezultatą.